Jei kenčiu ne aš, o mano verslas, ar tai vis dar aš? Pačiame grubiausiame fiziniame lygyje aš, tai mano kūnas. Viskas, kas yra šiame odos viduje, tai aš. O viskas, kas išorė, kažkas kitas. Tačiau mūsų įprastas aš dažnai būna šiek tiek didesnis. Kiek tęsiasi ši riba, paklausite jūs? Tikriausiai galima pasakyti taip. Į aš sąvoką įeina visi dalykai, kuriems aš nesu abejinga. Jei suplėšysite mano suknelę, pastumsite mano vaiką ar subraižysite mano automobilį, pakenksite ir man. Jei padarysite man masažą, pagirsite mano mažylį ar suremontuosite mano automobilį, tuo pačiu padėsite ir man. Kodėl? Todėl, kad tai irgi esu aš. Mano aš ribos išsiplėtusios. Tas pats galioja ir versle. Jūsų verslo partneriai tai irgi jūs. Jei jiems nesiseka, nesiseka ir jums. Jei jie klesti, klestate ir jūs. Požiūris į kitus žmonės reiškia, kad jie taip pat yra jūsų aš. Ir tai ne fantazijos, tai realūs pinigai ir realus verslas. Tikrasis aš yra labai didelis, jei apima visą, kas mus supa. Kai sugriauname ribą tarp aš ir tu, tampa lengva iš viso širdies padėti kitiems tapti sėkmingais. Ir tai tikrosios sėkmės versle pradžia.